Sveikinamės vėl iš darbų. Dirbam su traktoriuku trupučiuką. Vėl, kaip suprantam, šeštadienis. Mes pailsiavėm. Norim čia biškį su kaušu tas žolės nustumti, krūvą, pravalyti, kad toliau biškį pjauti daugiau. Ten nusprendėm čia padaryti šitam sode sūnui trasą keturačiui. Tai žiūrėsim, kas iš to gausis. Dabar po truputį viską stumėm šiandien. Žolę irgi biškį pastumėm, nes norim biškį čia palyginti kiek įmanoma ir pradėti pjauti žolę kuo daugiau. Čia dar šitą krūvą biškį pastumdinėsim, nes čia yra šakos sudėtos. Išstumėm, ten matysit video, nuo medžio likę šaknis. Tai vat išstumėm čia, kadaise buvo, čia yra duobė aišku, bet kadaise buvo čia vasarnamis kažkoks tai, ar vasaros ta virtuvė, ar kaip čia teisingai pavadinti. Tai tuoj dar tą žolytę nustumsim, pabandysim. Čia nustumsim viską, pabandysim. Nu ir va, kaip matom, pradėjom biškį stumdinėti čia. Dabar galima vat prieiti. Šakos padžiuvo biškį, taip, netgi ne biškį, o gerai, tai kad net lūžta. Tai va tokie va mūsų šiandien darbai. Ir paskui po viso šito dar planuojam pjaut žolę, bet greičiausiai šiandien nesigaus, kadangi laukiam skambučio važiuot kult avižas. Štai, matom, sustumdytas šakas, biškį papūs dar pastumsim. Dabar vat pabandysim šitą žolę, paviršau, kaip vadinasi lietuviškai. Iššoko iš galvos tą žolykę. Visi žino, kas per jinai, manau, kas pamatys. Tai vat, kartais būna žodžiai stringa. Pasirodo, čia ne tik žolė, bet ir dar išrautos tos slyvos kaukaziškos, atrodo, kiek atsimenu. Tai va, valomės po truputį ir trauksim akmenukus ir pradėsim daryti sūnui trasą. Taip mes vat ir stumdinėjom. Su sūnum nusprendėm pavadinti mūsų traktoriuką mažu Herkulesu, nes labai gerai jis save rodo, daug darbų mums padeda padaryti. Tai vat, esam labai patenkinti. Pilną atsiliepimą tokį gal padarysiu biškį vėliau, apie tą traktoriuką papasakosiu, kodėl mes jį pirkom.
kam mes įpirkom, kokiais tikslais. Kad būtų aiškiau, įdomiau, gal kažkam tai informacijos naudingos bus, kaip jis pas mus atsirado. Na štai, biškį prasistumėm čia, kažką tai, kaip jau minėjau, patraukiam. Matom, laiks nuo laiko čia grįžtam mes, dabar vat, rytoj ne, gal savaitės bėgyje atvažiuosiu ir nupjausiu tą žolę, kad būtų švariau. Jau pjausim daugiau vietos vėl. Tai vat, tokie vat šios dienos darbai. Nu, aišku, dar laukia kūlimas šį vakar, bet kelintą dar net nežinau. Bet čia jau greičiausiai bus kitas video, kitas filmukas. Tai visiems sėkmės, malonios vasaros, gražios, taikos ir ramybės.